Šiandien yra rugsėjo 9. Pirmadienį 2024 metų. Mūsų vestuvės. Pusantrų metų planavom visą šitą, nes mes jau rytoj viskas į Ameriką ir čia yra pirmoji dalis viso šito. Susipažinom toje pačioje vietoje, kur ir važiuosim šiandien, į Obuolių salą. Susipažinom Obuolių saloj. Ten vyko, kai susipažinome, festivalis Radistai. 2017 metais. Tada aš ten buvau su draugu vienu ir jinai ėjo su savo geriausia draugė ir šviesių plaukų jinai. Ir man taip viskas. Ir taip kažkaip pradėjom kalbėti. Ir iš tikrųjų susipažinom, kaip ir per mergvakarį sakiau, tokiai, kaip sakykime, nelaimiai, bėdoje ištikus man su draugė. Jos užsirakino raktus viduje ir aš likau vienas, jiems padėjau surasti automobilį, kas iki Molėtų davažiuot, pasiėmėm raktus, atvežėm, atrakinom ir tada pabuvom. Tai jisai vienintelis, kuris priėjo ir padėjo. Tai labai smagu yra bendrauti toliau su žmogumi, kuris nuo bėdos. Ir toliau žinai, kad jeigu jau bėdoje padėjo, tai laimėje, tai tikrai bus dar smagiau. Ir labai smagu tą prisiminti iš tikrųjų. Įspūdis, aišku, buvo labai geras. Kas be ko, mūsų abiejų telefonai tą dieną įsikrovė, bet spėjo Neivaldas įsirašyti mano numerį. Aš nespėjau, tai aš dar jaučiau, kad galvojau, gal kitą dieną net neparašys. Nes galvoju, čia taip ir įvyko, kad padėjo, bet ta prasme nieko čia rimto nebebuvo. Paskui vakarai 12 val. Ir išvažiavo. Bet parašė iš tikrųjų kitą rytą jau, tai labai džiaugiausi. Taip ir susipažinau. Dėl to ir vyksta Obuolių saloj visa ta šventė. Supratau gan greitai. Iš tikrųjų buvo visko, bet net tiek, kad jau šios dienos nebūtų. Bet buvo ir tų tamsesnių dienų, šviesesnių, aišku, daugiausiai šviesių. Ta pačia diena, kaip susipažinau, nes man, kai aš kalbėjau, aš jau atrodė, kad mačiau visą ateitį, kaip mes ką toliau veiksim. Sveiki visi susirinkę. Mes esame Benediktas ir Indrė, Neivaldo ir Jolitos šventės liudininkai. Šiandien turime garbę stovėti čia ir pasveikinti jo žengiančią svarbų gyvenimo žingsnį. Kartu su Neivaldu esame pažįstami visą gyvenimą. Džiaugiuosi, kad galiu būti čia ir matyti tave laimingą. Neivaldai, nuo pat vaikystės buvai svajotojas, kuris brangino akimirkas ir norėjo jas įamžinti. Neivaldas viską ir visus fotografuodavo, filmuodavo ir visada buvo pilnas idėjų. Vaikystėje Neivaldo įamžintos akimirkos talpino daug gražių atsiminimų. Džiugu, kad čia nusiemi tuo, kas tau leidžia jaustis laimingu ir nebeisiekti savo svajonių. Ko manau, dauguma galėtų iš tavęs pasimokyti, daryti, klysti, bet niekada nepasiduoti ir siekti toliau to, ko trokšti. Kas pažįsta Neivaldą, žino, koks jis yra geraširdis, draugiškas ir nuoširdus žmogus. Džiaugiuosi, kad savo gyvenimą atradai Jolitą, kuri taip pat turi šias savybes, skatina ir palaiko tavo veiklą. Tiki tavimi ir žinoma, prilaiko tave ant žemės, kad visai neužsisvajotų. Jolita, esame pažįstami tik dalį gyvenimo. Bet mums abiems, Benediktui, labai gera, kad šiandien turime tokią nuostabią draugę. Jau dabar esame sukaupę gražių atsiminimų drauge. Ir tikiu, kad laikui bėgant jų bus dar daugiau.
Jeigu iš Neivaldo galime pasisemti ir pasimokyti nebijoti svajonių, tiek mažų, tiek didelių, iš Jolito semtis gėrio ir pozityvumo. Kai pagailės kiekvieno, kuris išgyvena sunkų periodą, padės kiekvienam, kuriam tos pagalbos reikia. Supras net ir tuos, kurie elgiasi galbūt net ne visai teisingai. Aš čia gal kartu sujungsiu su tokiu ir palinkėjimu į ateitį ir su tuo įsivaizdavimu. Nesiruošiu šitam klausimui, visiems nesiruošiu. Tai labai staigiai reikia suprasti, ką sakyti ir ištransliuoti. Tai įsivaizduoju, kad po ten 30 metų ir gal daugiau, ir gal mažiau, bet kad gyvensim aišku kartu. Kad gyvensim ir, manau, faktas, kad ir vaikai bus. Turėsim 1 arba 2 vaiką, turėsim mopsą, toliau, mopsiukų. Kūrybiškai gyvensim, kažką veiksim toliau. Ir keliausim, bandysim bent tas keliones kažkokias tai turėti tikslų ir tuos mažesnius tikslus turėti. Labai yra svarbu ir kad po truputėlį įgyvendinti vieną, tai nereiškia, kad reikia naujų kurti, kad jie visada būtų, visada viena kryptim kartu, koja kojant, padedant viens kitam, nepaliekant. Ir palinkėsiu gal prie to pačio, kad tikrai dar mums 70 vasarų kartu kaip nieko sulaukti ir būtų labai gerai. Noriu pasidalinti atsiminimus su visais, apie kurį labiausiai galvojau ruošdamasi šitai kalbai, kuri turėjo gautis daug geriau. Vieną vasarą savaitgalį susitikome su Neivaldu ir Jolita, sėdime, kalbamės ir aš paklausiau Jolitos, kokia savybė jai labiausiai patinka, kurią turi Neivaldas. O jie atsakė, kad jai labiausiai patinka, kad kai ji garsiai pasvajoja, Neivaldas iš karto rūpinasi ir skatina siekti svajonės ir užsibriežto tikslo. Džiugu, kad šalia tavęs, Jolita, yra žmogus Neivaldas, kuris primena tau ir padrąsina tave siekti svajonių, nepamiršti savęs ir būti savimi. Na, tu, Neivaldai, tikiu, kad žinai, kaip tau pasisekė, kad šalia turi nuostabią moterį, draugę, na, o svarbiausia žmogų. Jūs kartu esate komanda, mūsų akimis tai yra jūsų šeimos stiprybė ir pagrindas. Stengiatės dėl bendro tikslo, palaikote, padrąsinate vienas kitą, einate kojon gyvenime ir tai yra stebuklinga. To ir linkime jums išlikti savimi, vertinti vienas kitą, padėti pildyti vienas kito svajones ir kartu džiaugtis gyvenimu. Sveikiname jūs. Viskas gerai. Ačiū. Gerbiami jaunavedžiai, šiandien jūs tuokėtės ir kūrėte šeimą, gerai suprasdami savo pareigą ir atsakomybę vienas kitam. Jūs, sujungdami savo likimus į vieną, visų mūsų akivaizdoje, įsipareigojate vienas kitą mylėti, gerbti ir būti ištikimais. Tegu jūsų rankos būna patikima atrama jūsų vaikams, tegu jos šildo ir maitina. Tegu paprasta pagarba vienas kito geroviai, santarvė ir meilė išlieka ilgus metus. Gerbiamas Neivaldai Bikeli, ar jūs laisva valia ir gerai apgalvojęs tuokėtės su Jolita Ramanauskaite? Taip. Gerbiama Jolita Ramanauskaite, ar jūs laisva valia ir gerai apgalvojusi tuokėtės su Neivaldu Bikeliu? Taip. Atsižvelgiant į jūsų abipusį sutikimą tuoktis, 2024 m. rugsėjo 9 d. registruoja jūsų santuoką. Neivaldas Bikelis ir Jolita Bikelė skelbiami vyru ir žmona. Galite pavažiuoti nuotaką.
Thank you.